Gerbiami mėgėjų sporto klubų vadovai. Mėgėjų sporto klubai yra masinio sporto pagrindas daugelį Europos ir Pietų Amerikos šalių. Šie klubai vis dažniau susiduria su finansiniais ir kitais sunkumais, kurie lemia jų veiklos modelio transformaciją ir gali pakeisti organizacijos tikslus bei funkcijas. Projektas Mėgėjų sporto klubų socioekonominiai modeliai (CEMAC) tai 5 Europos šalių bendradarbiavimo partnerystė, glaudžiai susijusi su Pietų Amerikos šalimis ir nepelno siekiančiomis sporto sektoriaus dalyviais. Tai yra Olimpiniu komitetu, nacionalinėmis sporto agentūromis, federacijomis, nacionalinėmis nepelno siekiančių asociacijų institucijomis, o taip pat ir su mokslininkais. Pagrindinis CEMAC projekto tikslas – sukurti mokomąsias priemones, padedančias mėgėjų sporto klubams įvertinti ir tobulinti savo veiklos socioekonominį modelį. Šiame vaizdo įraše norime parodyti, kaip naudotis platformą atliekant 3 svarbius žingsnius. Pirmasis žingsnis – jums reikėtų užregistruoti mėgėjų sporto klubą platformoje. Registruojantis prašome nurodyti klubo pavadinimą, šalį, sporto šaką ir atstovaujančio asmens kontaktinius duomenis. Antrasis žingsnis – užpildyti klausimyną apie klubo socioekonominį modelį. Ir trečiasis žingsnis – jūs galėsite vizualizuoti klubo duomenis ir palyginti juos su kitais tos pačios sporto šakos klubais. Taigi, pradėkime nuo pirmo žingsnio. Užsiregistruokite platformoje. Pasirinkite šalį pagal naudojamą kalbą. Registruokitės, užpildydami šią informaciją ir tokiu būdu inicijuokite užklausą. Platformos administratorius gauna elektroninį laišką, kuriame nurodomas jūsų klubo prašymas. Ir administratorius turi 2 pasirinkimus – priimti jūsų prašymą arba atmesti. Kai prašymas priimtas, jūsų klubas gali pereiti prie antrojo etapo, tai yra užpildyti klausimyną. Klausimyną sudaro 6 klausimų grupės, o grupę sudaro keli klausimai. Prieš pradedant pildyti klausimyną, rekomenduojame surinkti ir turėti šiuos duomenis: klubo teisinę informaciją, įsteigimo datą ir kitus duomenis, informaciją apie klubo pajamų ir išlaidų paskirstymą, realią finansinę situaciją, informaciją apie žmogiškuosius išteklius ir informaciją apie klubo santykį su partneriais ir ekosistema. Pildant klausimyną, patartina reguliariai išsaugoti įvestus atsakymus mygtuku Save – išsaugoti ir pilnai užpildžius klausimyną, jį reikia išsiųsti, kad būtų galima pereiti prie trečiojo žingsnio. Kai klausimynas bus pilnai užpildytas, jūs galėsite peržiūrėti ir palyginti duomenis, kurie yra tapatūs su kitos, tos pačios sporto šakos ir šalies mėgėjų sporto klubų duomenimis Europos šalyse ir Pietų Amerikos šalyse.